Sveiki. Šį kartą noriu papasakoti jums apie segmentinės tvoras. Tikriausiai jau daug žinot apie jas, bet vis tiek kažką naujo gal pasakysiu. Čia panaudojom Betafen segmentus, kurių storis yra 4 mm, yra ir 5 mm, bet šiuo atveju tai nereikėjo, nes tvora nėra aukšta. Vartai 4 metrų, pravažiavimas, uždėti fotojutikliai, tai aišku gerai, kada kliūtis sustabdo vartus. Ant tvoros taip pat panaudojom universalias apkabas prie bet kokio stulpo tinkančias. Apačioje matom uždėtas bortelis pakabinamas, nereikia betonuoti kažko tai papildomai, tiesiog prisukami loveliai, į kuriuos įsimauna laisvai bortelis ir šalčiui paspaudus, sakykime, žiemą jį tiesiog pakelia kažkiek centimetrą kokį ar ten pusę ir pavasarį jisai grįžta į pradinę padėtį. Taigi va, čia dar matom uždėtas švyturėlis, tai toksai informacinis švyturėlis, kad matytų žmonės, kad ketinama važiuoti, išvažiuoti, tai kada siaura gatvė, tai patogu, kad šone važiuojantis neatsimuštų jūsų mašiną, kada jūs staigiai norit ištrūkti iš savo kiemo ir tiesiai mauti į darbą. Tai va, varteliai paprasti, gaudyklė paprasta, prisukama, elektros sklendės kažkokios nėra, norėjo žmogus paprastumo, taip ir padarėm, prisukami vyriai, paprasta montuoti pačiam, sudėtingo kažko nieko nėra. Spalva ko gero pati populiariausia, jau lietuvių klasika tapusi pilka, antracitinė. Iš tos pusės mes jau radom čia padarytą pamatą, taigi mes čia nieko nešlifavom, o kokiam jau aukštį jisai buvo, tokiam ir palikom. Kitu atveju galima būtų jį buvę pakavoti po trinkelėmis, bet jau nieko nesinorėjo čia daužyti, gramdyti, ir taip gerai atrodo, kadangi spalvos susilieja. Automatika BFT, krumpliastėbis metalinis, viskas labai patogu, paprasta, apeinamasis kampas, nereikia papildomos stulpelio viduj. Tai va, pasigrožėkit mūsų vienu iš projektėlių.